Labas, norėjau palaiduoti tokią žinutę iš tikrųjų, nes ilgą laiką tiesiog nekalbėjau kažkaip apie tai arba taip nesureikšminau to, bet tiesiog dabar jaučiu tokį stiprų paraginimą tom pasidalinti, nes jaučiu tiesiog ką Viešpats daro ir ką jis nori daryti. Tai buvo sapnas toks, tai susijęs su Lietuva, aš mačiau visą Lietuvą ir aš stovėjau, jeigu sapną papasakot, kad aš stovėjau prie tokios tvoros ir laikiau rankoje ietį ir šalia manęs kažkas stovėjo irgi laikė ietį ir tą ietį aš mečiau per tvorą taip. Ir šalia manęs kažkas stovėjo ir tą ietį metė ir jis metė ne taip, nuolė ne per tvorą, bet aš galvoju kažkaip ne taip kaip reikia. Ir tam ietis taip skrido tiesiai ir įsmigo į tokį juodą autobusiuką. Ir aš galvoju, ką dabar problemos bus, galvoju, kas čia, ką daryti. Aš taigi pribėgau prie tos mašinos, ištraukiu tą ietį ir tokia skylutė, tokia galbūt skylutė žiūriu. O ten žiūri mano sūnus viduj ir aš iškart supratau, kad jis yra pagrobtas ir įkalintas ten į tam autobusą. Ir staigiai duris aš atidariau, iššokau į vidų, į galą to autobusiuko ir iššoko tokie du vyrai, jie iš nusikalstamo pasaulio tokio. Ir jie ant manęs pradėjo šokti su panetkė mane grasinti tiesiog. Kaip kalėjimo panetkė mane paimti per baimę kažkokią, per kontrolę, per manipulaciją, per visus šitus tos šėtono valdymo tos punktus. Bet mane buvo tokia jėga didžiulė ir aš sakau ne, sakau tai, kas man yra didesnis už tai, kas yra tavyje. Sakau, tu neturi man galios, ir aš pradėjau šaukti, bet tokia jėga ant manęs buvo. Ir jie dar ant jų pirštų buvo auksiniai žiedai. Ir jie ten pašokinėjo, bandė dar kažką daryti ir tiesiog išsigando ir jie pabėgo abudu. Ir aš taip stoviu tam autobusui ir aš išgyvenu tokią pergalę. Tokią didžiulę pergalę. Ir tokia atrodo kova kažkokia buvo, kuri yra labai didelė. Ir aš taip stoviu ir tą akimirką atrodo taip, kaip mane pripildytų nuo mano galvos iki kojų galiukų, mane pradėjo pildyti šventoji dvasia ir tiesiog toks džiaugsmas pradėjo. Ir aš tą akimirką jaučiu, kaip mane pildo ir tai pildo visą Lietuvą. Nes aš tą akimirką supratau, kad kai tie du pabėgo, aš pajutau tokią valdžią, kad visos sferos Lietuvoje, nes visą Lietuvą mačiau, visos sferos Lietuvoje nusikalstamo pasaulio suparaližuotos. Mačiau visišką krachą ir visišką pralaimėjimą. Visur. Narkotikai, ten, nežinau, tiesiog išgyvenau dvasią visur, kad yra pilna pergalė. Ir man toks džiaugsmas buvo ir aš tiesiog mačiau kaip skrusdėlyną tokį po visą Lietuvą. Ir kad viskas, pilnai pergalė. Ir tada tiesiog pradėjau matyti visus tos postus, visus tas vietas užpildo Dievo žmonės ir Dievo darbai pradeda vykti. Mokyklos, darželiai, užsiėmimai visokie. Ta prasme, tiesiog visos tos sferos pripildytos Dievo darbo. Tai, ką Dievas įdeda į Dievo vaikų širdis. Jie man taip gera buvo, šokinėjau iš džiaugsmo toj mašinoj. Aš buvau toks laimingas visas. Iššokau laimingas, toks einu. Ir prieš mane tokie didžiuliai mediniai vartai ir aš atidarau tos vartus, man jie atsidaro priešais mane ir mane pasitinka tokia moteris, tokia suvargus, kaip jaunystėje palikta moteris, kaip Izaijo 54. Pradžiai nesupratau, ką ta moteris reiškia, klausiu Dievo, ką jin reiškia, ir jis man parodė būtent Izaijo 54 skyrių, sako, jisai kaip jaunystėje palikta moteris ir jis mane pasikvietė įeiti į vidų, aš įeinu į vidų, ten toksai buvo labai gražus kelias, toksai tvirtas kelias, taip kaip plytelėm, tokiom gražiom, nusėtas toks
ir jis ėjo prie pat universitetą, buvo universitetas, ten anglų kalbų daugiau toks universitetas ir tai va. Ir aš daug mačiau apie tai, ką tai reiškia ir kadangi Dievas va taip veda į būtent tą tarnavimą, į kalėjimus, ir jis parodė, kad jisai nugalėjo. Dvasiai įvyko pergalė ir aš tiesiog noriu atpalaiduoti tą pergalę, nes Viešpats tai jau padarė, tai yra atlikta ir Dievui visa šlovė, Dievui visa garbė. Dieve, aš tau dėkoju, atpalaiduoju šitą žodį, Dieve, kad tu nugalėjai Lietuvoje visą tamsą. Visa tamsa yra nugalėta, dvasioje tai yra atlikta, o dabar tai manifestuojasi. Realiai dabar aš skelbiu, paralyžiuojasi visos tamsos jėgos, paralyžiuojasi visa tamsos jėgos Lietuvoje, visi narkotikų kanalai užsidaro visa, kas nelegalu, visa tamsa. Tiesiog dabar aš skelbiu, suparalyžiuota, galingu Jėzaus Kristaus vardu. Šlovė tau, karalių, tau vienam garbė. Ačiū tau, Dieve, dėkoju tau, Dieve. Šlovė tau, Dieve. Aleliuja. Tai va. Amen. Man tai tiesiog manyje buvo, nežinau, jau pradžiai buvo, paskui aš kažkaip galvojau, palauk, gal ne, gal dar čia ne laikas, gal čia dar aiškumo neaišku, bet tiesiog man tiesiog kalbėjo viduj, kad aš turiu tai atpalaiduoti. Tai va, ačiū tau, Dieve. Tai va, šlovė Dievui, ateina kažkas gero. Būkit palaiminti.